Vaizdo registratoriaus montavimas su vaikiška šakute arba šaukšteliu. Atsakysime linksma prasme mes jums į klausimą, ar sunku pačiam susimontuoti vaizdo registratorių į mašiną, ar tikrai reikia serviso. Ne. Tam ir paimėm tą šakutę. Taigi, pradėkime nuo pradžių. Kur montuoti vaizdo registratorių? Nereikia montuoti jo čia. Tikrai nereikia montuoti jo čia. Dažniausiai montuojamas jis yra šioje vietoje, šioje lango dalyje. Tam, kad vairuotojas, vairuodamas savo mašiną, ją nereikėtų čia spoksoti į tą vaizdo registratorių ir netrukdytų vairuoti. Taip, kad pasirinkam daugmaž šią vietą. Vaizdo registratorių pirmą patartume pasijungti ir pasirinkti poziciją tinkamą aukščio, kad nelystų į filmuojamą aplinką šitokie visokie apdailiniai reikalai. Toliau, mes turime laidą, va tam mums reikės to šakutės, kurį reikia prasivesti. Pas blogiausias sprendimas, kai čia kažkur kabo laidai. Na, taip, mūsų nuomonė yra negerai, taip pat geriausia mums laidą prasivesti yra palei lango viršų. Užkišu šakutę labai lengvai pasitraukia mūsų apdaila ir telpa laidas. Mes perinam paskui į šią vietą, taip pat, kaip matom, labai lengvai užsikiša laidas. Sekanti dalis yra štai čia po guma, taip pat laidas ir mes esame prie saugiklinės. Galime naudotis dėtuve tam, kad sudėt laido likutį, o patį registratorių gali jungtis ar į vieną, ar į kitą cigarečių pridegėją. Taigi, pabandom padaryti su viena ranka, be abejo bus nepatogu, bet pabandykim.